Sveiki. Mes šiandien kalbėsime apie tarptautinę asteroidų dieną. Tai yra tarptautinis renginys. Tūkstančiai mokslininkų tyrinėjo Tunguskos meteoritą ir ši diena susijusi su to meteorito, su Tunguskos įvykiu, nes 1908 metais, birželio 30 dieną, įvyko galingas sprogimas Sibire, Rusijoje. Ta, aišku, sprogimą sukėlė asteroidas, kuris buvo jau nemažas, galima sakyti. Tai šiandien pamėginsiu pakalbėti apie tai, kas Tunguskos įvykė, kas naujo, kokie paskutiniai moksliniai tyrimai paskelbti apie Tunguskos įvykį, bet prieš tai, tam, kad įvesti jūs į šitą temą, tai pažiūrėsim, kas dedasi Saulės sistemoje. Tai kaip žinoma, Saulės sistemoje be planetų yra labai daug visokių skeveldrų, mažų asteroidų, uolų, visokių cheminės sudėties ir akmeniniai, yra meteoroidai, geležiniai, taip pat anglingieji, visokių tipų yra. Mes galim pamatyti daug kraterių nuo tų meteoroidų bombardavimo į Mėnulyje ir į kitose planetose, į palydovuose. Tai jeigu žiūrėti dabar į tą schemą, kas vyksta Saulės sistemoje, tai tarp Marso ir Jupiterio orbitos mes matom tą pagrindinį asteroidų žiedą. Ten apie 1 milijonas asteroidų, labai daug, visokiausių dydžių. Ir dalis iš tų asteroidų keičia savo orbitą, nes laikui bėgant gravitacijos laukai didžiųjų planetų pakeičia asteroidų orbitą ir dalis asteroidų gali kirsti mūsų Žemės orbitą, taip pat į Marso orbitą, Veneros ir Merkurijos, ir kitų planetų, ir vyksta susidūrimai. Apie tai, kad vyksta susidūrimai, tai mes tai žinom, užtenka tik pažiūrėti į dangų, yra mažų, reiškia, meteorų, srautai, taip pat mes girdėjom apie visokius įvykius, kas įvyko anksčiau ir jeigu istoriją pažiūrėti, tai žmonija mini visokių tokių, yra legendų visokių, kad krito iš dangaus kažkoks kūnas dangaus, tai taip pat gali nukristi į Žemę ne tik tai asteroidas mažas, gali taip pat ir kometa, nes matosi čia kometų orbitos yra visiškai kito tipo. Nu ir taip pat jau nuo seno astronomai galvojo, gali būti kažkoks pavojingas Žemėje asteroidas arba kometa. Iš arti mes jau pažiūrėjom, kaip atrodo asteroidai. Tai aišku, su teleskopu neįmanoma pamatyti, bet kosminių aparatų pagalba jau astronomai pažiūrėjo, kaip iš arti atrodo, pavyzdžiui, čia nurodytos didžiausios mažosios planetos arba asteroidas Cerera, pats didžiausias. Mažesni asteroidai, jie neturi tokią formą, jie yra tokie labiau elipsoidinio tipo ir kaip kokios skeveldros panašiai, čia Vesta kaip atrodo, irgi išdaužyta. O mažesni asteroidai, jie iš vis tokios formos kaip bulvės, panašiai formos. Liutetija, čia dydis to asteroido 130 km, vis tiek nemažas. Tai mes žinom, kad į mūsų atmosferą laikas nuo laiko įeina nemažai, reiškia, kosminių kūnų,
ir lieka mūsų žemėje nemažai, 1000 tonų. Bet aišku, atmosfera saugo nuo susidūrimų. Tačiau jeigu mes turėsim labai didelį asteroidą, čia pavyzdžiui parodytas 20-12 km, tai jau atmosfera negalėtų apsaugoti mus nuo susidūrimų. Ir dėl to jau 20-30 metų astronomai dabar koncentruojasi, reiškia, tokią problemą kaip neoasteroidai, tai yra artimi Žemei objektai. Jų dabar yra atrasta apie 2000, tokie potencialiai pavojingi Žemei asteroidai. Jeigu pažiūrėti į mūsų Žemės istoriją, tai mes galim pamatyti nemažai kraterių. Visoje Žemėje yra apie 100 kraterių, tokių gana aiškių, žinomų, bet čia Arizonos meteoritinis krateris yra vienas iš tokių geriausių pavyzdžių, kai klimatas, ta sausa dykuma išlaikė to kraterio formą ir iki šiol mes galim matyti, kas čia liko iš to susidūrimo asteroido su mūsų Žemė. Jeigu iš kosmoso pažiūrėti, tai atrodo tas krateris kaip Mėnulė krateris, jis yra apie 1 kilometro dydžio, gana didelis, 200 metrų gylio, bet aišku yra ir kitų kraterių, netgi netoli Lietuvos, gal kas žino, Estijoje yra keli krateriai Saremo salose. Ir dabar apie pavojingus Žemės asteroidus. Tai jų suklasifikuota į 3 grupės. Yra Atonai, Apolonai, Amūrai. Viskas tai priklauso nuo jų orbitos. Dalis asteroidų pavojingų priartėja arčiau Saulės, kita dalis toliau nuo Saulės. Jų dydžiai maždaug 150 metrų ir didesni. Nes jeigu bus mažesnis asteroidas, poveikis Žemė nebus toks žalingas, toks reiškia, katastrofiškas. Ir dabar jau su didžiuliais teleskopais visas dangus yra skenuojamas, nustatomos orbitos ir mokslininkai skaičiuoja ir žiūri, kokia tikimybė yra susidurti su Žemė. Yra visokių nestabilių orbitų, kaip aš sakiau, dėl kitų planetų gravitacijų ir skaičiuoja su galingais kompiuteriais jų orbito evoliucijas. Ir tie skaičiavimai rodo, kad ateityje gali būti susidūrimai tikrai su mūsų Žemė. Yra tokių kandidatų asteroidų, kur jau maždaug už 100 metų gali būti toks rimtas susidūrimas. O dabar kokia padėtis yra iki šiol? Tai jeigu mes toj schemoje mes galim pažiūrėti viršų yra asteroidai didesni negu 1 kilometras dydžio, tai mes galim sakyti, kad iki šiol mes beveik visus išgaudėm asteroidus, žinom, kurioje vietoje jie yra, reiškia, mes tokią padarėm inventorizaciją Saulės sistemos, žinom, kur tie asteroidai randasi. Tai aišku, 1 kilometro asteroidas, tai būtų jau katastrofa, jeigu susidurtų su Žemė. Dabar iki 1 kilometrų, tai mes matom, kad jau daugiau negu pusė atrasta asteroidų, jau dabar vyksta tas procesas, jų išgaudyti netaip sunku, jie yra dideli, teleskopai dabar irgi didėja ir jautrumas pastebėjimų geresnis vis. O dabar, jeigu žiūrim nuo 300 iki 500 metrų, tai yra tik trečdalis asteroidų atrasta. Tai, o čia dabar pats darbymetis, dabar mes kaip tik gaudom tokio dydžio, iki 0,5 kilometrų dydžio asteroidus. O jeigu kalbėti apie nuo 100 metrų iki 300 metrų, tai matosi, kad tik labai maža dalis yra atrasta. Didžiulė dalis asteroidų dar jau yra, reiškia, kažkur šešėlį, mes jų nematom, o kodėl taip yra? Todėl, kad
tokie asteroidai būna prie Žemės labai trumpai, mes pastebim tokį asteroidą, bet jis greitai dingsta iš mūsų regėjimo lauko. Pavyzdžiui, mes galim stebėti tokį asteroidą 1 savaitę, 2 savaitės ir viskas, ir po to dingsta, nusilpsta jo, reiškia, spindėjimas labai mažas pasidaro, mes jau negalim jį pagauti ir jis slepiasi ir gali būti tik už 20 metų, už daugiau, vėl mes jį pastebim. Vėl tada galim nustatyti tiksliau orbitą, identifikuoti, kad čia tas pats asteroidas buvo prie mūsų Žemės. Tai čia nelengvas darbas, todėl kad vieni asteroidai, čia priklauso nuo konfiguracijos, nuo geometrijos, kurioje vietoje mes atrandam. Vieni asteroidai yra matomi visą mėnesį, o kiti būna keletą dienų ir viskas. Ir mes negalim nustatyti orbitos jos. O kas liečia dar mažesnių asteroidų, jų yra labai, labai daug ir dalis jų susiduria su mūsų Žemė, reiškia, sudega mūsų Žemės atmosferai. Čia aš dabar taip pakalbėsiu, kas būtų, jeigu būtų, reiškia, jeigu būtų susidūrimas su Žemė, tokio didelio asteroido. Aišku, niekas dabar nemato jokios tokios tikimybės, tokio susidūrimo negali būti. Bet kažkokia teorinė tikimybė yra, nes gali kometa kokią priartėti, dar kažkoks asteroidas gali pakeisti savo orbitą. Tai kas būtų, jeigu, pavyzdžiui, būtų tas susidūrimas? Tai aišku, tai priklauso nuo to, į kurią vietą į Žemę smogtų šitas objektas. Jeigu į jūrą, į okeaną, tai būtų tsunami labai didelis, pavojingas. Jeigu į Žemę, sausą Žemę, tai būtų tada sprogimas didelis, pasikeistų mūsų klimatas ir tada pelenų debesis visoje Žemėje atsirastų, jeigu čia būtų jau katastrofa, reiškia, čia tokie scenarijai patys baisiausi, taip pat temperatūra nukristų visoje Žemėje iki 20 laipsnių šalčio dėl tų dulkių, nes to dulkės ekranuotų mūsų Saulės spinduliavimą, tada atsirastų tokia žiema, kelių dešimtmečių žiema. Tai manoma, kai prieš 65 milijonus metų, kai buvo susidūrimas su asteroidu, dinozaurai išmirė ir pasikeitė gyvūnija, tai kažkas panašaus buvo prieš daugelį metų. Dabar mūsų skaičiavimai astronomų, čia teoriniai skaičiavimai, aišku, rodo šitoj lentelėje, kad tokie didžiuliai asteroidai kaip dinozauro naikintojai vadinami, tai 10 km skersmens, tai gali įvykti toks susidūrimas vienas kartas į 100 milijonų metų. O nuo 1 iki 3 km skersmens į Žemę trenkiasi kas 0,5 milijono metų. Tada įvyksta pasaulinė katastrofa. Dabar jeigu mes iki 100 metrų skersmens, tai Tunguskos meteoritas manomas, kad ten turėjo asteroidas skersmenį 100 metrų. Tai jis kartą per 1000 metų. Reiškia, jeigu jis būtų patekęs į miestą, tai miestas būtų sunaikintas, bet labai gerai gavosi, kad prieš 100 metų, jau 110 daugiau, asteroidas Tunguskas patekė į tokią taigos rajoną, kur neapgyvendinti rajonai Sibire, Rusijoje, kur praktiškai nebuvo jokių nuostolių didelių, bet matom, kad čia įvyksta vienas kartą per 1000 metų toks įvykis. 20 metrų, tai kas 300 metų, tai gali palikti 20 metrų asteroidos kraterį. Tai mes girdėjome apie Čeliabinsko meteoritą, tai jis turėjo maždaug 20 metrų skersmens. Tai jis kraterio nepaliko tokio, nes sprogo virš Žemės 21 km aukštyje, bet irgi tai retas reiškinys.
vieną kartą per 300 metų, reiškia, taip skaičiuojama. Bet tai yra labai netiksliai, todėl kad tai viskas priklauso kokio tipo asteroidas. Gali būti visokios anomalijos, gali būti susiję asteroidai su kokia kometa arba su kokiu, reiškia, asteroidų šeimos grupė, kur gali dažniau kristi į Žemę, gali rečiau. Nu ir dabar, jeigu žiūrim 10 metrų, tai kas 10 metų, tai dažnai būna tokie susidūrimai, 5 metrai kasmet būna po vieną, tik mes ne viską pastebėm. Aišku, iš kosminio aparatų tai fotografuojamas, reiškia, Žemės paviršius, tai ir pastebima, kada vyksta tie kritimai, o 3 metrų asteroidai tai labai dažnai krenta į mūsų Žemę. Ir mes, astronomai, nespėjom jų, taip sakant, laikui pastebėti, galima sakyti, nes priartėja labai arti, jeigu ypač iš Saulės pusės priartėja prie mūsų Žemės, ten beveik neįmanoma stebėti prie Saulės, tai gali nelauktai, reiškia, pasirodyti atmosferai ir vykti sprogimas. Bet aišku, 3 metrų skersmens sprogimas tai nėra labai didelis, čia nieko baisaus nėra. Dabar prognozės, tai čia yra sąrašas tų objektų, kurie gali ateiti smogti į Žemę. Tai pats pavojingiausias tai yra tas pirmas, 1950 DA, tai jis didžiulis, matosi, labai didelis asteroidas. Tiesą sakant, mes stebėjom, o šiemet pavasarį mes jį stebėjom, šitą asteroidą. Vis tikslinama orbita yra. Bet matosi, kad dar, kiek čia, 2900 metais maždaug gali įvykti susidūrimas. Bennu asteroidas, tai dabar kosminis aparatas tyrinėja šitą asteroidą Bennu. Aš keletą žodžių ten paminėsiu apie šitą projektą. Apophis tai nesusidurs su Žemė, bet bus netoli nuo Žemės paviršiaus, tai jau čia lieka mums kiek 8 metai, galėsim stebėti praėjimą netoli nuo Žemės, 30 000 kilometrų maždaug nuo Žemės praeis. Galėsim stebėti su žiūronais šį asteroidą. O po to kiti asteroidai nėra labai pavojingi, tikimybė nėra labai didelė. Čia irgi tokia schema, ką dabar žinoma, kas įvyks per 200 metų į priekį. Tai čia viršui pagal tas ašis, Y ašis rodo atstumą nuo Žemės paviršiaus, o X ašis rodo laiką. Tai galima pamatyti, kad Apophisas asteroidas bus 2029 metais balandžio 13 dieną, netoli Žemės, bet visi kiti pavojingi asteroidai bus toliau nuo Žemės. Matosi 2028, čia 2027, į 200 metų į priekį jokio didelio asteroido nebus, reiškia, netoli mūsų Žemės. Tai yra kol kas tokios prognozės geros, bet aišku, tai nereiškia, kad negali kažkas įvykti. Tas pats, kaip mokslininkai gali nustatyti, kad kiek ten ilgai ugnikalnis, pavyzdžiui, bus ramus ir kada jis aktyvus, kada neaktyvus, bet po to įvyksta visiškai kitaip. Pasikeičia visiškai prognozė, pasikeičia visos sąlygos, todėl čia šitoj vietoje mes negalim nieko taip konkrečiai sakyti ir tvirtinti labai tiksliai. Čeliabinsko meteoritas, tai gerai, kad sprogo aukštai, nors išdužo langai Čeliabinsko mieste, jo greitis buvo nemažas iš tikrųjų ir labai daug žmonių fotografavo ir su videokamerom. Čia toks paskutinis, galima sakyti, ryškiausias meteoritas arba meteoroidas arba bolidas, kuris jau praėjo kiek čia 8 metai jau prieš tai. Čia jis sužibėjo ir matėsi jis pačiam ryte, sužibėjo kaip saulė panašiai, reiškia.
Ir jeigu pažiūrėti Čeliabinsko miestą, tai tie šešėliai pradėjo labai keisti savo orientaciją ir žmonės pagalvojo, dar kažkokia saulė atsirado, ar čia kokia atominė bomba sprogo. Buvo labai toks keistas įvykis, daug žmonių priėjo prie langų žiūrėti, kas ten įvyko, o po to, kai atėjo smūginė banga, tai tie langai išdužo, ir buvo sužeistų žmonių nemažai. Čia nuo tos smūginės bangos krito visas stogas, gamyklos. Jos sprogimas buvo 20 kartų stipresnis negu Hirošimos atominės bombos. Reiškia, 7200 pastatų buvo tokių paveiktų, 1500 žmonių sužeistų, bet ačiū Dievui niekas nenukentėjo, reiškia, niekas nežuvo. Tai čia antras po Tunguskos, galima sakyti, toks įvykis buvo. Buvo įspūdingai labai matėsi tas visas kritimas. Po to jis sprogo keletą fragmentų, dalis jų nukrito į ežerą ir po to surado gabaliukus šitų meteoritų, reiškia, to Čeliabinsko meteorito. Jis buvo akmeninis, iš akmens buvo. Dabar jeigu schemą pažiūrėti, šitą schemą čia priekį, tai čia parodyta, kiek bolydų buvo per kiek čia, per 20 metų galima sakyti. Matot, įvairiuose žemės pusėje tų bolydų labai daug buvo. Čia, pavyzdžiui, tai mėlyni skrituliukai, tai yra su didžiausia energija, sprogimai. Tokie oranžiniai skrituliukai tai rodo dienos metu įvykiai, o mėlyni nakties metu. Tai matosi į dienos metu, į nakties metu, taigi tiek pat maždaug yra. O kai dienos metu mes stebim, tai mes, aišku, jau ne tas spinduliavimas ir daug nepastebim, tik iš kosmoso dažniausiai tada galim užfiksuoti tokį bolydą. Tai Žemė yra bombarduojama ištisai, kiekvieną dieną galima sakyti, bet tie didesni tokie objektai krenta įvairiais, reiškia, metų laikais ir įvairiuose vietose. Ir čia jau yra tokia schema, tokia mokslinė, kur tikrai užregistruoti tie objektai. 2008 metais astronomai pastebėjo asteroidą 2008 TC3 ir nustatė orbitą, kad turi susidurti su mūsų Žemė. Liko labai nedaug laiko, gal 2 dienos tik tai, ir iš tikrųjų toj vietoj, kur buvo apskaičiuota, nukrito tas meteoritas. Čia yra fotografijos, irgi nufotografavo iš Afrikos, iš Sudano, jau po kritimo liko tokie pėdsakai, buvo suorganizuota ekspedicija ir studentai dažniausiai dalyvavo, ieškojo, šukavo tą visą rajoną ir po to surado gabaliukus asteroidų. Tai tokių įvykių yra nemažai, ir netgi Lietuvoje buvo kritimai meteoritų. Čia Lietuva parodyta truputį taip tamsiai, bet 20 amžiuje buvo 3 vietose kritimai. Tai čia apačioj matosi Vilnius ir Kaunas, tokios dėmės žalios, o čia aukščiau, tai ir, reiškia, Anykščių, po to Ukmergės, Anykščių, Akmenės meteoritai, čia datos viršui parodytai, į pats tikras meteoritas, jeigu aš neklystu, tai yra Andrioniškio meteoritas nufotografuotas. Tai Žemaitkimi iškrito visai nemažai, 48 netgi kilogramai meteoritinės medžiagos. Tie visi fragmentai laikomi muziejuose, kai kurie buvo išsiųsti į Čikagą, į Vatikaną, įvairiuose pasaulio kolekcijose. Mūsų lietuviškai, reiškia, meteoritai yra. Labai įdomu, kad Akmenėje 1908 metais buvo kritimas. Tai beveik labai arti Tunguskos. Vieną mėnesį
prieš Tunguskos kritimą, čia neaišku atsitiktinumas ar ne, nes sako, kad Tunguskos meteoritas gal susijęs su viena kometa, Pons Vinike. Ir gali būti, kad čia skeveldros po visą Žemę galėjo kristi, o didžiausias tas fragmentas susitiko su mūsų Žemė. Tai čia mes tiksliai nežinom, labai sunku mums apskaičiuoti. Dabar 2019 metais, čia visiškai neseniai, virš Lietuvos šimtai liudininkų įvairiuose Lietuvos vietovėse pamatė tą neįprastą tokį įvykį, ryškų žalsvos spalvos šviesulį. Nufotografavo Kaune labai daug nuotraukų iš Kauno, bet pats tas bolidas, jis buvo virš Panevėžio, iš tikrųjų virš galvų. Taip pat mes gavom labai daug video medžiagos, labai keista, kad netgi iš Suomijos gavom. Tas mūsų, galima sakyti, lietuviškas bolidas matėsi ir Estijoje, ir Suomijoje, į Kaliningrado srity, labai daug taškų buvo. Ir Varėnos mieste Andrius Garbaras iš vis gavo video medžiagą labai gerą, kur galima buvo matyti tą judantį ryškų bolidą. Tai objektas sužibo iki minus 13 ryškio, galima sakyti. Ir Lietuvoje žmonės matė, tie, kurie jau matė naktį, tai sakė, apšvietė taip ryškiai, kad net matėsi medžių šešėliai. Taip pat į Vilniuje girdėjo sprogimo garsą. Bet mes tyrinėjom šitą asteroidą mažą, galima sakyti, arba apie meteoroidą, kad jis vis dėlto krito link Baltarusijos ir ten jau video medžiaga iš Baltarusijos miestų matėsi, kad jis turėjo nukristi virš Baltarusijos teritorijos. Dalis medžiagos nukristi galėjo prie Švenčionių rajono, bet tai maža tikimybė. Bet tai buvo irgi akmeninis, matyt, meteoroidas, todėl kad matėsi sužibimai, matėsi, kad skeveldros įvairiom orbitom juda, vien žodžiu, suskilo į keletą vietų. O dabar apie Tunguskos meteoritą, tai čia yra ta vieta, matosi, kur krito. Ir jeigu pažiūrėti, kaip viskas atrodė, tai pirmieji liudininkai buvo, kiek aš skaičiau, žmonės, kurie važiavo traukiniu, iš tikrųjų, ten prie šito, neprisimenu dabar tą miesto pavadinimo, tai iš traukinio vagono žmonės matė maždaug tokį vaizdą, kaip čia parodytas. Čia, aišku, čia toks piešinys yra. Ir jie nustebo, kad čia krenta toks didžiulis, dangaus kūnas. Ir iš tikrųjų labai įdomus tokie faktai, kad kai nukrito Tunguskos meteoritas, nerasta jokių pėdsakų šito meteorito. Tik įvyko smūgio banga, labai didelė buvo smūgio banga ir nieko absoliučiai neliko. Bet aišku, iš pradžių žmonės šito nežinojo. Kodėl nėra jokio kraterio, kodėl nėra jokio meteorito, tokio rasto. Ir prasidėjo, aišku, ekspedicijos į šitą vietą. Tai pagrindinis tyrinėtojas tai buvo Leonidas Kulikas, kuris labai rimtai jau čia užsiminėjo šito meteorito. Jis sužinojo apie tai 21 metais, nes ten, matot, 98 metais, po to ten Rusijai buvo visokios krizės, po to tie karai buvo, revoliucijos buvo, ir telegrafai jau tada buvo viskas, bet jokios ekspedicijos nebuvo suorganizuota, į tą vietą. Tai Kulikas labai rimtai visą savo gyvenimą jis pašventė šitam meteoritui,
pats pirmas nuvyko su ekspedicija į šitą vietą, labai sunkia tokia vieta, ten labai daug upių, visokių, reiškia, pelkių, labai sunku prieiti prie tos vietos. Jis nufotografavo pirmas 21 metais, jam aišku nepavyko surasti tos vietos, bet po to 27 metais, 1927 metais, jis suorganizavo rimtą ekspediciją, o čia matosi nuotraukos įvairios, kaip jie ten pasiekė šitą rajoną ir pamatė, kad buvo išgriautas miškas, kad kiek sudegusių buvo medžių, nustatė tą drugelio pavydalo tokią, reiškia, tą kritimo, čia smūginės bangos, reiškia, tą smūgio teritoriją. Jam pasirodė, kad yra keturi tie fragmentai ten kryto. Pagal tos, reiškia, tas pėdsakus, kas ten liko. Ir jis nieko nesurado absoliučiai. Po to kitais metais vėl važiavo. Jį ten namuką pastatė prie tos vietos. Ir vėl nieko nesurado. Jokių pėdsakų, kad būtų krateris, kad būtų kažkokie akmeniniai, reiškia, arba kitokie meteoritai. Ir jis iki pat karo, antrojo pasaulinio karo, tyrinėjo šitą Tunguskos meteoritą, labai daug straipsnių parašyta, bet labai tragiškai viskas gavosi, kai prasidėjo karas. Jis nuėjo į armiją ir su vokiečiais turėjo kariauti tarybiniai armijai ir jis buvo paimtas į nelaisvę ir žuvo lageryje. Vienu žodžiu, taip viskas baigėsi. Ir taip jis galų galiais nieko nesurado, nenustatė. Bet labai įdomus faktas, kad į šitą vietą jau keliavo labai daug ekspedicijų. Ir italai keliavo, ir netgi, man atrodo, iš Lietuvos galėjo būti ten ekspedicijos nariai. Bet įdomu, kiekviena grupė suranda kažką, jau jį paskelba, kad suranda kažkokias dulkes, ten fragmentus. Kita grupė, kurie ateina, sako, kad jie nieko absoliučiai nesurado, o mes suradom, reiškia. Po to, po kelių metų kita grupė ateina, sako, kad tie nieko absoliučiai nesurado. Mes galimas dalykas kažką nustatėm, bet iki šiol niekas nieko nesurado. O čia labai įdomus dalykas, kad jokio kraterio, jokio meteorito. Tai čia tokia mislė lieka, reiškia, kodėl taip atsitiko. Tie žmonės, kurie matė šitą įvykį, tai jie sakė, kad vienas, pavyzdžiui, Pemo, sako, buvo toks stiprus smūgis, kad jis krito į žemę ir nuo to laiko jis neteko kalbos jokio, negalėjo jau prakalbėti ir buvo, reiškia, kojos apdegintos, jo sūnus buvo šalia, tai irgi sakė, kad nukentėjo nuo to gaisro, nes po to prasidėjo gaisrai iš karto, reiškia, tuo momentu medžiai užsidegė. Ir kai buvo nuvažiavę į tą vietą Kulikas, tai ką pamatė? Pamatė, kad šakos buvo sudegintos, kad išgriautas tas miškas 30 km spinduliu. Ir čia matosi tokia Tunguskos kūno skriejimo kryptis. Ir dabar aš noriu pasakyti trumpai labai, taip, nes ten sudėtingas straipsnis. Chrennikovas su kolegom paskelbė pernai straipsnį, Monthly Notices šitos geram žurnale, kur jie iškėlė tokią hipotezę ir galima sakyti labai geri skaičiavimai, kurie patvirtina šitą idėją, kad iš tikrųjų tai buvo geležinis asteroidas, kuris įskriejo į mūsų Žemės atmosferą, dėl tos didelės temperatūros sprogo, ir po to išlėkė toliau į kosminę erdvę.
Nes skaičiavimą rodo, dabar modeliai pagrindiniai rodo, kad viskas priklauso, kokiu kampu dangaus kūnas įėjo į Žemės atmosferą. Nuo to kampo viskas priklauso. Ir čia parodyta alfa 1, alfa 2, po to pasikeičia trajektorija šito judėjimo, reiškia, šito meteorito. Ir kokius mes faktus turim? Tai mes tik 2 faktus turim. Tai seisminiai barimetriniai duomenys. Jokių pėdsakų, kaip aš sakiau, nėra. Stebėtojai matė 700 maždaug kilometrų ilgio objekto skriejimo trajektoriją. Ir tas miškas išguldytas. Daugiau mes nieko absoliučiai neturim. Faktai tie labai rimti, nes vyko tos bangos smūginės, kur užfiksavo visą Europą. Ir kaip žemės drebėjimas buvo, užfiksavo seisminės stotis. Ir iš tų visų, ten labai daug tyrimų buvo, iš tų visų medžiagos gaunasi, kad sprogimo aukštis buvo nuo 7 iki 11 km virš žemės paviršiaus. Tai šitam straipsnį, kur aš sakiau, modelis priėmė, kad buvo 10-11 km aukšties sprogimas. Objektas įėjo į atmosferą 160 km aukštyje, sprogimo energija buvo 10-30 maždaug megatonų energijos, tai kaip nedidelė atominė bomba iš tikrųjų buvo. Dabar greitis buvo nustatytas objektų didesnis negu 15 km per sekundę. Jeigu greitis toks didelis, tai aišku, temperatūra paviršiaus labai pakyla ir įvyksta tada medžiagos sublimacija. Nesvarbu, ar iš ledo, ar iš akmens, ar iš geležies yra asteroidas, vyksta masės netekimas ir tam modelį gaunasi, kad turėjo būti 100 metrų skersmens geležinio tipo asteroido, nes jeigu buvo ledo pavydalo, jis turėtų išgaruoti, nes daug kas galvoja, kad tai kometa, reiškia, ledo branduolys. Turėjo išgaruoti jau, reiškia, žymiai anksčiau turėjo išgaruoti, jis nepasiektų 11 km aukštį. Jeigu akmeninis būtų, tai jis suskiltų į fragmentus ir iškristų į žemę, tai panašiai kaip Čeliabinsko meteoritas. O atmosferoje atsirado dulkės, todėl kad mikrodalelės išgaruoja molekuliniu pavydalu. Ir nustatyta, kad įvyksta tada molekulinė sublimacija ir Žemės atmosferai atsiranda tų dulkių, kur po to buvo nustatyta švitėjimas, sekančią naktį švitėjo labai daug dulkių, sidabriškiai debesis atsirado, atmosferoje labai daug buvo tokių reiškinių. Čia aišku nelabai gerai matosi, čia asteroido trajektorija Žemės atžvilgių. Tai buvo skaičiavimai, kad asteroidas įėjo į mūsų Žemės atmosferą 11 laipsnių kampu. Ir pirmam taške, čia viršui, buvo aukštai 160 km, greitis 20 km per sekundę. Antram taške, tai jau minimali buvo tas charakteristika aukščio. Jau greitis sumažėjo iki 14 km per sekundę. Trečdalis jau masės neteko, aukštas 11 km. Potom trečiam taške, kur 3 parodyta, greitis jau turėjo būti tik 8 km per sekundę. Ir iš asteroido liko tik tai 13% tos medžiagos pirminės. Bet jau asteroidas turėjo greitį 160, turėjo greitį 8 km per sekundę, bet jau aukštis jo buvo vėl 160 km. Tai vienu žodžiu, jeigu tai populiariai tariant, tai čia buvo panašiai, kaip būna vandens paukščiai, reiškia, leidžiasi ant vandens, pavyzdžiui, antis leidžiasi ant vandens ir slysta taip, ir iš pradžių tas sumažėja
reiškia, aukštis, o po to vėl pakyla į viršų. Tai tokia banguota trajektorija iš tikrųjų buvo. Ir čia viršui parodyta ta banguota tokia trajektorija. Tai į toliau asteroidas skrydo jau vėl, reiškia, savo orbitą, aišku, ten liko iš jo labai mažai, ir jis judėjo iš šiaurės vakarus, ir ten kaip tik irgi nebuvo liudininkų, nes ten labai mažai yra miestų, nebuvo liudininkų, kurie galėtų užfiksuoti, kad tikrai tas, reiškia, bolidas skrydo toliau, reiškia. Taip kaip aš sakiau, kaip kokia antis ant vandens. Tai iš to viso straipsnio gaunasi, koks buvo meteoroidų masės netekimas. Pasirodo, kad viskas priklauso, aišku, nuo greičio, priklauso nuo skriejimo laiko per atmosferą, į tą masę, reiškia, mažėja žymiai greičiau, jeigu yra greitis, bet nebuvo jokios fragmentacijos, tai reiškia, asteroidas buvo toks ištisinis, reiškia, geležies tipo asteroidas. Jų yra tik 8% tarp visų asteroidų, jų yra visai nedaug tokių asteroidų. Kiti, reiškia, variantai atkrenta, kaip aš sakiau, atkrenta ir negali būti. Ir viskas priklauso nuo to kampo, čia aišku matosi, kad jeigu būtų 15 laipsnių įėjimo, reiškia, kampas į atmosferą, tai matosi, kad asteroidas nukristų į Žemę ir jeigu jis būtų mažas, tai išvis išgaruotų. O jeigu jau, kaip mes sakom, 11 laipsnių, tai viskas pasikeičia. Kai yra 11 laipsnių, jis puikiausiai pasiekia vėl toliau 160 km šitą aukštį. Vėl jis, reiškia, turi energijos, jis gali vėl išlėkti iš atmosferos. Tai dabar manoma, kad čia modeliavimo išvados, reiškia, tokios, kad nebuvo susidūrimo su Žemės paviršiumi iš tikrųjų, todėl nerasta absoliučiai nieko. Įvyko minimalus masės netekimas, todėl kad buvo geležinio tipo. Ėjo kampu mažesnė negu 11 laipsnių. Tarp kitko, toks amerikietis Sekanina, tyrinėtojas labai žymus, jis jau 1983 metais tyrinėjo šitą asteroidą, pagal jo skaičiavimus, jis jau tada nustatė, kad buvo tik 5-8 laipsniai tas kampas įėjimo. Bet tada niekas neatkreipė dėmesio, kad tai gali būti rimtas dalykas. Ir dabar Chrennikovo straipsnėje jau yra patvirtinta, kad tai galėjo pilnai būti, nes objektas skriejo maždaug apie 3000 km per atmosferą tą kelią. Ir tai stebėjimai patvirtina šitą. Taip pat sukėlė sprogimą, reiškia, 10-15 km aukštėje vėliau išėjo iš atmosferos. Ir tai paaiškina, kodėl po to atmosferoje liko daug dulkių, buvo stebėti optiniai efektai, koks buvo meteoroido švytėjimas, atmosferos dulkėtumas, sidabriškųjų debesų efektas. Tai tiek aš norėjau pasakyti apie Tunguskos meteoritą. Galimas dalykas, kad bus daugiau skaičiavimų tyrinėjimų, bet šiuolaikinė technika, kompiuterinės programos, labai tikslus tie skaičiavimai tikrai pagerino visą kokybę šito asteroidų, reiškia, viso įvykio, reiškia, tyrimą. Ir galiu tik pasakyti, kad kas tikrai buvo rasta. Tikrai buvo rasta šitom miške, kur buvo išguldyti medžiai, buvo šitie tokie gabaliukai
išlydyto smėlio buvo rasti. Tai dažnai būna kritimo vietose arba sprogimo vietose bolidų. Tai rodo, kad ten tikrai buvo didžiulė temperatūra, kad tikrai tas miškas užsidegė, išguldė. Taip pat, kai matė žmonės iš to traukinio, kaip aš sakiau, reiškia, taip pat tas bolidas arba tas meteoroidas švitėjo balta ir melsva šviesa. Reiškia, tokios spalvos buvo. Tai irgi rodo, kad galėjo būti geležinis, todėl kad tie asteroidai arba bolidai, pavyzdžiui, Lietuvoje, kas matėsi prieš keletą metų, tai buvo iš tikrųjų žalsvos spalvos arba geltonos spalvos. Tai akmeniniai meteoroidai, jie švyti dažniausiai kita spalva. Tai irgi šiek tiek patvirtina, nepriklausomai, kad tai turėjo būti geležinis asteroidas. Taip pat rasta, kad labai daug visokių ten reiškia, durpių toj vietoj, žemės, tiesiog perkelti žemės gruntas iš vienos pusės į kitą pusę buvo. Ir medžių, reiškia, anatominiai tyrimai buvo, irgi parodo tą laiką. Apie tą didelį sprogimą tai čia nėra jokio abejonių, čia buvo labai daug liudininkų, labai daug ekspedicijų, tai šitą patvirtina. Ir aišku, lyginant su Čeliabinsko meteoritu, tai Tunguskos tai buvo įvykis didžiulis, ten iš tikrųjų labai retai būna tokie susidūrimai. Tai aš tiek norėjau pasakyti apie Tunguskos meteoritą.